Grįžtame į Kauną ir tęsime tiesioginę transliaciją iš Kauno Žalgirio arenos. Štai čia vienas iš svarbiausių varžovų komandos žaidėjų šį vakarą puolime. Jasinas Idbeki, vidurio puolėjas. Jis pelnė 12 taškų ir pataikė 5 dvitaškius iš 6. Apskritai Berlyno Albos krepšininkai susikūrė nemažai gerų progų tokiems užtikrintiems metimams ir Kauno Žalgiriui pavyksta intensyviai pasiginti tik tai atkarpomis. Ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko Žalgiriui įmetusiam net 44 taškus per pirmąją rungtynių dalį. Vis dėlto pernelyg toli pabėgti nuo varžovų ir atitrūkti nepavyko. O kol jūs žiūrite Mindaugo Kuzminsko statistiką, kurią visą jis pademonstravo vien tik tai per antrąjį ketvirtį pasivijęs Tremelą Dardiną. Įdomus iš tikrųjų faktas, kad abu Kauno Žalgirio lengvieji kraštai yra rezultatyviausi Žalgirio ekipoje po dviejų kėlinių. Iš pradžių blykstelėjo Tremelas Dardinas, po to jį pakeitęs perėmė estafetę Mindaugas Kuzminskas. Ir šios didžiosios pertraukos metu buvo pagerbtas Žalgirio komandos veteranas 80 metų jubiliejų švenčiantis buvęs Žalgirio gynėjas Jonas Radikas. Pasveikino jį ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis ir visa minia Žalgirio komandos veteranų, kurie visada be išimčių susirenka į Eurolygos rungtynes. Nors jau kalbėtumėm apie lankomumą, tai šiandieną yra tas vakaras, kurį ko gero Žalgirio arenoje per Eurolygą galima pavadinti ramiausiu šį sezoną. Nežinau, dėl ko taip yra. Dėl to, kad Žalgiris pralaimi Eurolygos top 16, dėl to, kad visiems pergalė prieš Berlyno Albą atrodo savame suprantama. Nežinau, galbūt viskas kartu ir dar papildomų daug kombinacijų kartu sudėjus. Pavyzdžiui, galima būtų pridėti gripo epidemiją, blogą orą ir dar kažką. Nepaisant visko, Žalgiriui šiandieną triukšminga arenoje ar ne, reikia laimėti. Ir aišku, po kiekvieno tritaškio ar galingo dėjimo triukšmo lygis proporcingai kyla. Ir netgi tie žmonės, kurie yra šiandien arenoje, tą triukšmą gali sukelti pakankamai nemenką. Marko Popovičius pelno 7-ąjį tašką ir didina Žalgirio pranašumą iki 9, 46-37. Dešaunas Vudas į baudos aikštelę. Ten Žalgirio rankų miškas, kamuolį išmuša ir Marko Popovičius palaukia komandos draugų. Dariušas Lavrinovičius įlindo tarp dviejų varžovų rankų. Viskas pagal taisyklės. Abiem broliais aikštelėje pradėjo antrąją rungtynių dalį Žanas Plaza. Dariušas Lavrinovičius perima kamuolį, po to išprovokuodamas Jasino Idbeki pražangą. Taigi du broliai, Marko Popovičius, Tremelas Dardinas ir Oliveris Lafayettas. Toks Kauno Žalgirio komandos penketas. Varžovai: Jasinas Idbeki, Deonas Thompsonas, Dešaunas Vudas, Zachas Morley, ir reikėjo mesti jau Dariušui Lavrinovičiui, nebebuvo kito pasirinkimo. Ir varžovų komandoje nepaminėjau tik tai Nihado Diedovičius, kuris dabar kaip tik primena apie save sužingsniuodamas. Klaida. Komandų statistiniai rodikliai po dviejų kėlinių. Žalgiris šiek tiek taikliau meta dvitaškius, nors jos abi komandos meta neblogai, 65% prieš 57. Žalgiris pataikė 5 tolimus metimus iš 11, Alba 2 iš 5. Kova dėl čokosi kamuolių lygi 12-12. Berlyno Alba prarado 6 kamuolius, Berlyno Alba prarado 6 kamuoliais daugiau, Žalgiriui 11, Žalgiris prarado tik tai 5. Apskritai, Žalgiris šį sezoną yra ta komanda, kuri varžovus priverčia dažniausiai klysti dažniau nei įprastas jų vidurkis, ir Berlyno Alba nėra išimtis. Marko Popovičius pataiko iš 3 taškų zonos ir didina Žalgirio persvarą iki 12, 49-37. Ragina savo auklėtinį Žanas Plaza laikyti šitą tempą ir didinti savo persvarą. Na, aišku, kol kas Žalgiris pirmauja, bet šis rezultatas vis dar yra slidus ir norėtųsi, jog žalgiriečiams pavyktų
spustelti ir truktelti į priekį taip, kad svečiams nebekiltų jokių abejonių, kas šį vakarą čia Kaune yra stipresnis. Oliveris Lafayettas, na kol kas, nepaisant žinojimo, kad jis yra pagrindinis komandos įžaidėjas, pats svarbiausias komandos įžaidėjas dabar, jam nepavyksta blykstelti. Trenelas Dardinas šiandien skraido. Ir perima neįtikėtinai prarastą kamuolį. Užšoko dabar, pažiūrėkite dar kartelį šitą epizodą. Taip užšoko, kad kontakto nėra, bet ir kamuolio, kur neturi dėti Džekelis Fosteris. Taigi Žalgiris atsijėmė jį ir Marko Popovičius mėgė dar vieną bombą. 52-37. 2,5 minutės sužaistos. Šiame ketvirtyje Žalgiris trūkteli į priekį. 8-0. Šio kėlinio pradžia tokia. Nesuspėja išmesti kamuolio Devonas Thompsonas. Jam dar prireikė papildomo klaidinančio judesio, kad galėtų apskritai mesti tą kamuolį. Pataikyti tai pataikė, bet po laiko nesiskaito. Žalgiris įgyja 15 taškų pranašumą ir varžovai prašo minutės pertraukėlės, nelaukdami, kada bus paskelbta reklaminė, nes ji būna tik tai kėlinio viduryje. Marko Popovičius, 2 tritaškai per šį kėlinį. Ir Žalgirio pranašumas. 15 taškų, 52-37. Toks įspūdis, kad minutės pertraukėlės metu Sašo Obradovičius nieko nesistengia aiškinti savo auklėtiniams apie taktiką ir strategiją. Tiesiog išrašė velnių tiems, kurie žaidė, pakeitė porą krepšininkų ir pabandė emociškai juos užvesti. Žaidimui, kuris kol kas Berlyno Albai nebesiklijuoja. Trečiajame kėlinyje Žalgiris duoda smūgį po smūgio savo varžovams šio kėlinio pradžioje ir Berlyno Alba atsilieka jau 17 taškų skirtumo. Žalgiris nemažina tempo gynyboje. Išmuštas kamuolys be pražangos ir po to tas pats kamuolys dar liečia Zacho Morlį ranką. Teisėjas buvo prie pat, todėl ginčai su juo yra visiškai beprasmiški šitoje situacijoje, nors ir bando tą padaryti, tai yra pasiginčyti Sašo Obradovičius. Marko Popovičius pabėga varžovams už nugarų, pradeda byrėti Berlyno Albos žaidimas apskritai, 56-37. Ir Kauno Žalgirio komanda visiškai dominuoja šiame ketvirtyje, 12-0. 12-0. Netaiklus metimas iš toli. Išmuštas kamuolys. Oliveris Lafayettas sustojo laiku. Marko Popovičių griebė už rankos labai kietai Heiko Šafarcikas. Griebė
jau suprasdamas, kad praleido savo oponentą į priekį. Bet rungtynių arbitrai suteikė teisę mesti 2 baudos metimus Marko Popovičiui. Kadangi po šios pražangos Marko vis dėlto metimą atlikti pabandė. Žalgirio rezultatyviausias krepšininkas šį sezoną Eurolygoje. Marko Popovičius yra rezultatyviausias ir šiandien 16 taškų. Jo sąskaitoje 3 tritaškiai iš 6, visi 3 dvitaškiai. Ir 1 taiklus baudos metimas kol kas. Galima dar pridėti ir 3 rezultatyvius perdavimus. Sumeta 2 baudos metimus Marko Popovičius ir sėdasi ant suolo. Vietoje aikštelėje Rimantas Kaukėnas. Rungtynių arbitras liepia pasikeisti Dariušui Lavrinovičiui. Nežinau, kokia ten buvo priežastis. Galbūt kraujas, kurį reikia sustabdyti. Šafarcikas. Pražanga Oliveriui Lafayetui. Labai stengiasi Kauno Žalgiris. Ir atrodo užsivedė patys nuo tos sėkmės trečio kėlinio pradžioje. 4,5 minutės. Berlyno Alba negali pelnyti taškų. Fosteris. Žingsniai yra fiksuojami Derekui Bayersui. Berlyno Albos nesėkmių serija tęsiasi toliau. Na, bet čia pat ir Žalgiris atsako. Keista tokia klaida. Mai. Mano. Suklaidino panašu, kad Oliveris Lafayetas ne tik į varžovą, bet ir savo komandos draugą grąžinusi kamuolį į aikštę. Na štai čia. Dabar jau pasitaiso Derekas Bayersas. Beveik toje pačioje vietoje. Tik šį kartą žingsnių nepadarė ir pataiko iš toli. 58-40. Ir dar viena kieta pražanga. Labai daug kietų pražangų iš tikrųjų iš varžovo pusės šiandien. Tremilas Dardinas meta baudos metimus. 12 Tremilo Dardino taškas šiandien. Jis ir Marko Popovičius kol kas dviženklėje teritorijoje. Šalia jos Mindaugas Kuzminskas 9 taškai. Varžovo komandoje Jesinas Idbichi yra pelnęs tuos 12 taškų visus per pirmąją rungtynių dalį. 7 Džekelio Fosterio sąskaitoje. Deonas Thompsonas, Berlyno Albos lyderis, įprastai pelnantis po 13 taškų, kol kas savo sąskaitoje turi 6. Deonas Thompsonas. Netaiklus jo metimas, šių kamuolį atkovoja. Derekas Bayersas, dar vienas šansas Albos komandai. Čia kova dėl atšokusių kamuolių, kurios Žalgiris nelaimi šios dienos rungtynės. Ir dabar dar kartą Derekas Bayersas pataiko iš 3 taškų zonos. Vėl iš to paties taško. 60-43. Kaip išsisuko kamuolys po šio Rimanto Kaukėno metimo. Šafarcikas į aikštės kraštą, ten Fosteris, jo bandymas netaiklus, Bayersas gražus, perdavimas į baudos aikštelę. Nepagailėjo dabar kamuolio Deonui Thompsonui, 2 lengvi. Albos lyderio taškai. 60-45.
Čia labai lengvi. Krzyštofo Lavrinovičiaus taškai iš po krepšio. Nepavyksta atsakyti tuo pačiu Albertui Miralesiui. Ir nepavyksta kol kas atsitiesti albinosams, kaip kartais jie yra pravardžiuojami. Vokietija, Berlyno Alba, tarp kitko, užima kol kas tik tai trečiąją vietą. 12 pergalių, 5 pralaimėjimai. Pirmoji vieta atitenka Brose Baskets komandai. Čia Tremilo Dardino 2 taškis, užminta linija, bet svarbu, kad metimas taiklus. Antroje vietoje Ratijo Farm komanda, bet sakytumėm, galbūt reikėtų sakyti tiksliau taip, kad pagal pralaimėtų rungtynių skaičių Berlyno Alba vis dėlto yra ne trečia, o antra, dėl to, kad yra sužaidusi 2 rungtynėmis mažiau. Ir pralaimėjusi kartu mažiau nei antroje vietoje esanti ekipa. Na, o su Vokietijos čempionato lyderiais Žalgiriui teks žaisti kitą savaitę. Tai bus mačas su Brose Baskets. Šiandien viskas krypsta kol kas į gerą pusę. Žalgirio panašumas 21 taškas. Ir trečiajame kėlinyje akivaizdus žalgiriečių dominavimas aikštelėje. Mario Delašui pražanga, 2 keitimai iš karto Žalgiryje. Mindaugas Kuzminskas keičia Tremilo Dardiną. Paulius Jankūnas keičia Krzyštofą Lavrinovičių. Džekilis Fosteris nepataiko baudos metimo. Antrasis taiklus. Svenas Šulcė. Patyręs žaidėjas. Žila galva galėtų būti kaip papildomas patvirtinimas, ragina savo komandos draugus nenuleisti rankų šio vakaro rungtynėse. -20 Albai, +20 Žalgiriui. Kol kas balansas toks. O baba! O baba! Mario Delašas. Neįtikėtinas dėjimas. Ko gero, jis yra geresnis už visus tos dėjimus, kuriuos mes matėme, įskaitant ir Tremilo Dardino, dėl to, kad buvo su konkurencija net prieš 2 varžovus. Mario Delašas įkrauna kamuolį iš Žalgirio komandos krepšininkai. Fosterio metimas beveik susirena, yra netaiklus. Oliveris Lafayetas pabandė pagreitinti, bet po to sustojo, matydamas, jog varžovai jau išsirikiavo gynyboje. Ir tai yra svarbi žaidėjo pozicija. Matyti, kada reikia išnaudoti greitą puolimą ir išnaudoti atsivėrusias galimybės jo metu ir kada sustoti ir pereiti į pozicinį puolimą. Bet apskritai tai, kad Žalgiriui pavyksta štai taip gintis ir bausti varžovus greitose kontratakose, yra didelis kozeris dėl to, kad Berlyno Albos privalumas. Kaip ir vokiečių rinktinės yra žaisti ilgai, niekur neskubėti ir kantriai laukti savo šansų. Tai yra žaidimas, kuris labiau tinka varžovams ir jo žaisti Žalgiris šiandieną neleidžia. Dar vienas metimas beveik su 24 sekundžių sirena iš toli. Mario Delašas šiandien žaidžia vienas iš geriausių savo rungtynių, jeigu ne pačias geriausias savo rungtynės Eurolygoje, ir ne tik dėl to, kad ką tik taip įspūdingai įkrovė kamuolį iš viršaus, ne tik dėl to, kad šiandien pelnė jau 6 taškus, bet apskritai šiandieną jo visur pilna ir gynyboje taip pat labai daug darbo atlieka Mario Delašas. Dabar vienas iš tokių epizodų buvo prie Žalgirio krepšio. Pražanga prieš Mario Delašą ir Žalgirio komandos puolėjas meta 2 baudos metimus. Prieš juos Oliverį Lafayetą pakeitė Adas Juškevičius.
Rinktinė Toronto nusprendė jokių papildomų machinacijų nedaryti. Žanas Plaza, kaitaliodamas savo gynėjus, į žaidėjo poziciją. Pagrindinis yra Oliveris Lafayettas, jį keičia Adas Juškevičius. Epizodiškai, bet būtent tik tai taip rokiruotė vyksta kol kas. Ir Adas Juškevičius reikalo nepagadino. Dar ir tritaškį pataikė. Pasirodęs pirmą kartą aikštelėje. Mindaugas Kuzminskas taiso Pauliaus Jankūno pataisymą. Ir pelno 11 tašką. 70-46 varžovams laiko atsakymui dar liko ir būtų buvęs įskaitytas šitas tritaškis, jeigu jis būtų pasiekęs tikslą. Po fantastiško trečiojo kėlinio Kauno Žalgiris įgyja štai tokią solidžią persvarą. 6-9 laimėjo Kauno Žalgiris šį kėlinį ir Deriko Bayerso tritaškį, vieną iš kurių mes matėme, buvo tik tai reta išimtis. O čia buvo gražiausias šio vakaro dėjimas ir gali būti, kad tai yra gražiausias ir šios savaitės Eurolygos epizodas. Ir gali būti, kad iš mačo, kurį mes žiūrime šį vakarą Kaune, tokių epizodų bus daugiau patekusių į gražiausiųjų dešimtuką. Bent jau mūsų akimis, tai sutikite, iš tikrųjų jų buvo. Na, o čia viską už save pasakantis skaičiai. 70-46. Ir belieka tik tai nieko nesugadinti per ketvirtąjį rungtynių kėlinį. Nežinau, ar Berlyno Alba kovos iki galo dėl kelialapio, nežinau, ar jai bus gyvybės ar mirties klausimas atsakomasis mačas Berlyne, kai jis vyks antro rato pabaigoje, žingsniai čia Albertui Miralesui, bet net jeigu ir ne, net jeigu, tarkim, tarpusavio skirtumas nieko nereikš, Žalgiriui vis tiek pergalė solidžių skirtumų leistų atsitiesti psichologiškai. Pirmiausia, po tų visų pralaimėjimų keliais taškeliais. Tų pralaimėjimų jau buvo 3 iš eilės. Ir antra, aišku, kad ta pergalė galėtų priminti visiems varžovams, jog Žalgiris yra pati galinga komanda, kuri taip gerai žaidė reguliariajame sezone. Ir ji yra tokia pat galinga, tik tai jai nebe taip gerai sekasi Eurolygos top 16. Iš tikrųjų, sėkmės taip pritrūko Žalgiriui bent jau per pirmąją Eurolygos top 16 dalį. Ir jeigu ji nors kartą būtų nusišypsojusi Žalgiriui, dabar padėtis būtų ženkliai geresnė. Net ir pridėjus vieną pergalę, nesvarbu kurią, Atėnuose, Stambule ar Madride. Nors vieną. Aš ko gero rinkčiausi Stambulo dėl to, kad Madrido Realo komanda pabėgo toli į priekį ir dabar jau klausimas iš tikrųjų, kas Žalgiriui geriau. Ar kad Madrido Realo klubas dar sukluptų keletą kartų, ar atvirkščiai nebedalintų savo taškų Žalgirio oponentams, kurios nori žalgiriečiai pasivyti. Šiandieną intriguojantis Madrido Realo ir Maskvos CSKA mačas prasideda 21:45 minutės Lietuvos laiku ir jį jūs galėsite matyti iš karto po to, kai pasibaigs Žalgirio šou šį vakarą Kauno Žalgirio arenoje po Mindaugo Kuzminsko tritaškio 73-48. Šį vakarą taip pat žaidžia Bešiktašas su Tel Avivo Makabiu. Ten galima pasižiūrėti, dėl to, kad rungtynės ten prasidėjo. Ir Tel Avivo Makabis triuškina Bešiktašo komandą 25 minutę 20 taškų skirtumų, 49-29. Iki Žalgirio dar Makabiui teks pasistengti, dėl to, kad Žalgirio persvara čia yra dar solidesnė. Olimpiakosas šiandieną žaidžia su Stambulo Fenerbahče ir Barcelona su Sienos Montepaschi. Tokie šio vakaro susitikimai. Rytoj dar 3 rungtynės. Palagos Unikaha prieš Anadolu Efes, Kaha Laboral prieš Maskvos Srities Chimki ir Atėnų Panathinaikos prieš Brose Baskets. Rimantas Kaukėnas, netaiklus metimas, tačiau Žalgiris laimi dar vieną dvikovą po varžovų krepšiu. Šiaip toks įspūdis yra, kad žalgiriečiai tas dvikovas po varžovų krepšiais laimi ir jis nėra apgaulingas. 10-5 pagal atkovotus kamuolius po varžovų krepšiais. Mario Delašas. Reikėjo jam pataikyti dėl to, kad taip
tokios geros rungtynės kroatų šį vakarą. Norėtųsi, kad sektųsi viskas iki galo. 73-49. Ir pagal bendrą kovą dėl žoko su kamuoliu žalgiriečiai išsiveržė į priekį. Dabar 24-18. Nu, štai taip. Atsako Zachas Morley. Tolimas metimas, 73-52. Mindaugas Kuzminskas, dar vienas metimas iš to paties taško. Šį kartą pataikyti nepavyksta. Koja liestas kamuolys. Ir 3 iš karto krepšininkus keičia Žanas Plaza. Marko Popovičius, Darijušas Lavrinovičius ir Tremilas Dardinas pasirodo aikštelėje. Svenas Šulce, sudėtingas jo metimas ir po to pražanga. Šeštasis numeris Svenas Šulce prasižengė antrąjį kartą. The second person. Dar vienas keitimas Žalgirio komandai. Germarijos nukodamas Žalgirio žaidėjus nugalėjo išmėgdėkite Marijo Delaš. Vietoje aikštelėje 33-asis numeris Namatori Frey. Dar vienas brolis aikštelėje Kšištofas Lavrinovičius pakeitė Marijo Delašą. Štai taip per akimirką. Iškart 4 savo krepšininkus pakeitė Žanas Plaza aikštelėje. Palinkimas tik Ado Juškevičių. Tremilas Dardinas ir toliau šaltakraujiškai siunčia vieną kamuolį po kito į krepšį. 6 dvitaškai iš 7. Ir vienintelis taiklus tolimas metimas. Puikus Tremilo Dardino pataikymas. Šiandien ir apskritai net keletas Žalgirio krepšininkų žaidžia tiesiog puikiai. Jeigu matuotume statistiniais įrodymais, Marko Popovičius. Na, dar trūko, kad Marko Popovičius sudėtų iš viršos, nes jis sakė, kad daugiau nebedėlioja jau. Viską pasakantis Sašos Obradovičiaus veidas. Taigi pagal statistiką Marko Popovičius ir yra naudingiausias. Jo naudingumo koeficientas 24. Tremilo Dardino 18, Mindaugo Kuzminsko 14 ir Kšištofo Lavrinovičiaus 11. Tai dviženkliai. Skaičiai naudingumo koeficientų grafoje. O pliusų minusų grafoje aukščiausiai yra Darijušas Lavrinovičius. Jam būnant aikštelėje Žalgiris įmetė 25 taškais daugiau negu varžovai. Tuo metu. Gražiai kovoja šiandien žalgiriečiai. Nepaisant skirtumo, Žalgiris ir toliau žaidžia tą patį intensyvų ir gražų krepšinį. Marko Popovičius įsirašo į savo sąskaitą dar vieną rezultatyvų perdavimą. Jau 5 šiandien. 5 rezultatyvius perdavimus atliko ir Oliveris Lafayetas. Na, žinoma, kažkas turi kompensuoti Ibrahimo Džebero išėjimą. Ibrahimas Džeberas, tarp kitko, pagal šį rodiklį buvo geriausias. Pagal vidurkį 2 rezultatyvus perdavimai buvo geriausias rezultatas Žalgirio komandoje, dėl to, kad jie tiesiog visi dalyjasi kamuoliu ir neišsiskiria vienas krepšininkas pagal šį rodiklį. Šiandieną turime daug labai rezultatyvių perdavimų Žalgirio komandoje apskritai, nes žaidimas toks smagus, lengvas ir gražus pasidarė nuo 3-ojo kėlinio. Ir Žalgiris jau atliko 19 rezultatyvių perdavimų iš viso.
Žalgirio sūnų pasveikinti Akropolis. Baigėsi minutės pertraukėlė ir varžovai pradeda savo ataką. Fosteris. Vos išsilaikė ant kojų Derekas Bayersas. Palei tritaškį vaikšto kamuolys. O tritaškiai nekrenta Berlyno Albos komandai. Marko Popovičius iš toli. Taiklus Marko Popovičiaus metimas. Ir viskas šiose rungtynėse aišku. 82-52. 30 taškų skirtumas. 30 taškų skirtumas. Ir tai yra Eurolygos top 16 etapas. Paskutinė akimirka surado, kam atmesti kamuolį Adas Juškevičius. Ir Vytenį Lipkevičių išleidžia į aikštę Žanas Plaza. Abu lengvieji krašto puolėjai ir Tremilas Dardinas ir Mindaugas Kuzminskas pasidarbavo šiandien iš peties. 17 ir 14 taškų atitinkamai. Štai ir pirmasis Vytenio Lipkevičiaus darbas. Jis atsikovojo kamuolį po varžovų krepšių. Dominuoti pradėjo po varžovų krepšių Žalgiris. Antroje rungtynių pusėje Darijušas Lavrinovičius. 2 jo taškai, 84-52. Netaiklus Nihado Diedovičiaus metimas. Vytenis Lipkevičius reikėjo sustoti. O Šulcė dabar nepagalvojo, kad taip neapgalvotai sužais Vytenis Lipkevičius ir spėjo prasižengti, išgelbėdamas dabar lietuvį nuo prarasto kamuolio. Dar vienas keitimas Žalgirio komandoje. Darijuš Lavrinovičius keičia į aikštę 31 sekundes. Jeffas Footas pasirodo aikštelėje. Na kągi, dabar jau galima leisti pasižaisti visiems. Grįžta Devonas Thompsonas. Jis šiandieną pelnė 8 taškus. Ir kol kas sužaidė prašiau nei jo vidurkis šį sezoną Eurolygoje. Ir apskritai šiandieną Žalgiris nuleido Berlyno Albą truputėlį ant žemės dėl to, kad jos pakilėjo turbūt ta pirmoji pergalė Eurolygos top 16 istorijoje. Po to jie ir nacionalinėse pirmenybėse nunešė Gizeno komandą, sutriuškinami ją rezultatą 83-69. Ir po šitų 2 pergalių iš eilės sekas skausmingas smūgis Kaune. Ir įspėjimas Brose Baskets komandai, kuri pirmauja Vokietijos pirmenybėse, bet pralaimėjo Eurolygoje Berlynai Albai. Dabar gali tiesiog pasitikrinti dar kartą, kas pas juos kitą savaitę atvažiuoja. Kita vertus, aišku, Žalgiriui tose rungtynėse vėl reikės būti iškovoti pergalę. Pralaimėti negalima ir tose rungtynėse.
Na, po to jau, kai viskas prasidės iš pradžių, visas antras ratas, tada jau viskas ir prasidės. Bet prieš tai reikia pasimti, gerai, aišku, negražiai skamba, bet iš tikrųjų, prieš tai reikia pasimti tas 2 pergalės likusias pirmajame rate. Vieną iš jų, atrodo, Žalgiris iškovojo ir visiškai jos nusipelno. Taiklus Ado Viškevičiaus metimas iš 3 taškų zonos. Na, o antras ratas vėl prasidės nuo Panathinaikoso ir rungtynės vyks čia Graikijoje, tai yra čia Kaune su Panathinaikos ekipa. Gero nuo to viskas ir prasidės. Bendras tonas priklausys, ko gero, labai stipriai nuo to mačo prieš Atėnų Panathinaikos komandą namuose. Pasiekus revanšą prieš ją, tada galima būtų užvalgytis toliau. Na, bet mes taip toli į ateitį neužbėkime, jo labiau, kad žiūriu, ir jeigu mane gripo aptemdytos akys manęs neapgauna, tai kitą savaitę apskritai bus pertrauka Eurolygoje. Ir kitas rungtynes su Borussia Baskets komanda Vokietijoje Žalgiris žais vasario 14 dieną. Adas Viškevičius. Paskutinį 4-ojo kėlinio minutę Vilnius Hamilton fourth quarter. Visai sunaikinti varžovai. Visiškai morališkai ir psichologiškai palaužti. Tai mes šį sezoną ne kartą matėme, bet paskutinį kartą tai buvo reguliariajame sezone. Eurolygos top 16 Žalgiris čia savo sirgalio akivaizdoje iškovojo 1 pergalę, aišku, retai ir svečiavosi čia, bet iškovojo 1 pergalę ir ta pati buvo sunki prieš Malagos Unikacha, o rungtynės su CSKA buvo visiškai kitokios scenarijus. Na, bet namuose prieš tuos varžovus, su kuriais nepavyko, kurių nepavyko įveikti jų arenose, mačų bus daugiau antrajame rate. Ir žiūrėsim. Kol kas daug išbarstyta, bet netoli gražu ne viskas prarasta. Turbūt taip galima būtų įvardinti Žalgirio kelią Eurolygos top 16. Ir šiandieną nepamesta tai, ko pamesti nebuvo galima. Žingsniai Derikui Bayersui. Atsistoja iš savo vietų Žalgirio komandos aistruoliai, skanduodami ačiū, ačiū. Viskas šiandieną jau padaryta. Viskas šiandieną buvo gražu. Suspėjo išmesti kamuolį Makriadėlas, 2 taškai. Ir Berlyno Alba sutriuškinta, tiesiog sutriuškinta, 92-56. Ir aš jums padėjęs stebėti šias rungtynes. Robertas Petrauskas, sveikinu jūs su pergalė. Linkiu nesirgti ir sakau iki pasimatymo kitose rungtynėse. Žalgiris prieš Borussia Baskets vasario 14 dieną.